Labas rytas, ar gerai girdit? Padėkite pliusiukus. Esame Raimonda ir Dainis Žukauskai. Šiandien sveikinamės su jumis iš Marijampolės. Labas rytas. Šiandien pas mus puikus oras, saulė šviečia, labai smagu. Todėl norim palinkėti visiems gero savaitgalio, gražaus, daug laimės ir sėkmės. Būtent šią temą šiandien ir kalbėsime. Sakykite, kas iš jūsų pirmą kartą klausytis šios, kaip sakyti, temos. Padėkite pliusiukus. Ar yra tokių, kurie klausos pirmo webinaro mūsų? Ne, kas pirmą kartą klausosi. Prašau, kiek Tai jūsų daug? smagu labai. Šiandien nagrinėsime tokius klausimus kaip mintys, kaip jos įtakoja mūsų sėkmę, kokią įtaką mūsų sėkmei turi mūsų kasdieninė kalba, mūsų elgesys ir jo įtaka sėkmei, bei kaip teisingai suformuluoti savo norą ir tikslą. Dabar visi puikiai žinome, kad norint būti sėkmingu, būtina turėti tikslą ir jo atkakliai siekti. Tačiau kartais atrodo, kad tarsi kažkas, kai kaišioja pagalius į ratus, kuo besimtum, niekas nesiseka. Taigi mes pasistengsime atsakyti į šiuos klausimus, kad būtų jums aišku, ką reiktų daryti, kad būtų kuo paprasčiau tą tikslą pasiekti. Pradžioje pradėsiu nuo savo istorijos. Maždaug prieš 3 metus buvo kažkelintas mano eilinis sunkus laikotarpis ir aš ieškojau priežasčių bei informacijos, kaip išeiti iš to išburto rato, kai nesėkmė seka viena paskui kitą. Tada, benaršydama internete, netyčia aptikau forumą apie tai, kaip mes patys kūrėme savo gyvenimą. Skaičiau kelias savaitės, kaip žmonės dalyjasi savo realiom istorijom, susidariau sąrašą rekomenduojamų knygų, skaičiau, domėjausi ir tikrinau praktikoje, kaip viskas veikia. Visada norėjau geresnio gyvenimo savo ir savo šeimai. Norėjau būti tarp lyderių, pozityvių ir draugiškų žmonių. Ir kai pernai intensyviai galvojau, ką norėčiau veikti, kokios veiklos norėčiau, manau, kad tokiomis savo, kaip sakyti, mintimis ir prisitraukiau būtent į Endį į savo gyvenimą. Taigi pradėkime. Dabar reiktų pasiimti tušinuką ir lapą popieriaus. Kai pasiruošite, padėkite pliusiukus. Aš tai jau pasiruošiau. Puiku. Dar palaukime kokią minutę, kol pasiruoš ir kitos. Aš manau, jau pasiruošė. Taigi, reikės užsirašyti atsakymus į 7 klausimus. Ką dažniausiai galvojate ar sakote apie save? Ar tiesiog, kaip sakyti, džiaugiatės, kad esate protinga, graži, viskas jums sekasi, o galbūt priešingai. Pastoviai galvojate ir sakote, kad man niekas nesiseka, aš to nesugebu,
nieko, ką besimčiau, niekas man nepavyksta. Kitas klausimas. Ką dažniausiai galvojate ar sakote apie savo uždarbį? Galbūt džiaugiatės, kad gerai uždirbate, kad pinigų jums užtenka viskam, galite ir pakeliauti, ir įsigyti, ko tik tai širdis geidžia, o galbūt jūsų galvojate ir kalbate, kad gyvenate nuo algos iki algos, kad jūsų atlyginimas per mažas ir kad su tokiu uždarbiu pragyventi sunku. Sekantis klausimas. Ką dažniausiai galvojate ar sakote apie savo klientus? Galbūt džiaugiatės, kad jūsų klientai, kaip sakyti, labai draugiški, daug perka, visada žino, ko nori, o galbūt priešingai, kad klientai pastoviai kabinėjasi, niekaip jiems neįtiksi, visada nori, kad būtų viskas kuo pigiau. Sekantis klausimas. Ką dažniausiai galvojate ar sakote apie savo verslo partnerius? Juos giriate ar galbūt galvojate, kad jie nieko nedaro, nori visko čia ir dabar ir nori, kad už dyką, kad neįdėjus pastangų viską gautų, ko tik tai nori. Sekantis klausimas. Ką dažniausiai galvojate ar sakote apie savo sponsorių? Galbūt džiaugiatės, kad turite nuostabų sponsorių ir kad galite jį kreiptis bet kokiais klausimais ir bet kada, o galbūt bumbate, kad jis visiškai jums nepadeda, kad jūs užregistravo ir paliko, kaip sakyti, likimo valiai. Ką dažniausiai sakote ar galvojate apie savo draugus ir artimuosius? Ar džiaugiatės, kad turite puikius draugus, visada palaikančius artimuosius, o galbūt kaip tik kalbate, kad jūsų veikloje artimieji draugai jūsų nepalaiko, nuolat kritikuoja ir kalba, tarkim, kad kokia tu čia nesąmonė užsiimi, kad geriau dirbk normalų darbą ir viskas bus gerai. Ir ką sakote apie savo sveikatą ir kūną? Ar džiaugiatės, kad sveikata gera? Ar mylite save? Kad puikiai atrodote? Ar tiesiog jums gerai taip, kaip yra ir nelabai kreipiate dėmesį? Ar visos pasižymėjote jau atsakymus į šios klausimus? Galime tęsti toliau. Kaip jaučiatės šalia daug kalbančio žmogaus? Parašykite. Galbūt jūs vargina buvimas šalia tokio žmogaus, pabuvę galbūt tokiu žmogum jaučiatės išsekę. Taip, Rasa, matau, rašo pavargstu, o kitos? O dabar sakykit, kaip jaučiatės, kai jūs pagiria, pasako komplimentą, kokia savijauta tada būna? Ar, matau, Rasita rašo, kad gėdinasi ir rausta, kaip pagiria. O ar yra tokių, kurios jaučiasi pakylėtos ir pilnos energijos? Odeta jaučiasi pakylėta.
Taigi, toks, kaip sakyti, įrodymas, kad dėmesys yra energija. Ir tas, kaip sakyti, ir vienaip ar kitaip mes dėl to dėmesio arba prarandame energiją, arba ją įgauname. Ir nukreipę dėmesį į kitą žmogų ar daiktą, mes kuriame energijos srautą tarp jų ir savęs. Nesvarbu, ar jūsų mintys pilnos meilės, ar įtūžio, arba pykčio. Šiaip ar taip jūs kuriate energinį ryšį, kurį palaiko jūsų dėmesys. Mistikas Saint Germainas taip aprašė didžiulę minčių galę. Dėmesys yra atsakymas. Ten, kur krypsta žmogaus dėmesys, ten krypsta ir jo energija. Ir jam lieka sekti tik tai iš paskos. Supratus šią energinę lygtį, bus nesunku suvokti, kad jūs automatiškai susijęte save su kiekvienu, kurio vis dar nekenčiate, kuris jūs žeidžia, ar tuo, ant kurio pykstate. Ir vėl to eikvojate savo energiją. Savo energiją reiktų nukreipti kitą linkme, kaip sakyti, į tikslo siekimą ir tiesiog pasistengti nekreipti dėmesio į tokius žmonės ir neeikvoti savo energijos. Dabar pažaisime tokį žaidimą. Apsidairykite aplinkui ir pasistengkite įsidėmėti kuo daugiau rudų daiktų. Tam turite pusę minutės. Gerai, dabar užsimerkite ir pasistengkite suskaičiuoti, kiek raudonų daiktų galite išvardinti. Bet užsimerkę, neatsimerkę. Būtinai užsimerkę. O dabar atsimerkite, kiek dabar raudonų daiktų matote aplinkui. Aš manau, ta raudona spalva atsimerkus turėtų tiesiog šviesti, kaip sakant. Badyti akis. Badyti akis, kaip vyras sako. Nes... Kodėl ant stalo? Taigi, kai savo dėmesį nukreipiame į neigiamus dalykus, teigiamų mes net nepastebime. Kaip ir ta raudona spalva. Ji yra, bet mes jos nepastebime, nes ieškome rudos. Jei mes ieškome priežasčių, ko nors nedaryti, ieškome trukdžių, mes būtinai ir jų rasime, nes mūsų protas ir pasąmonė yra sukoncentruota į tai. Tad geriau ieškokime galimybių, progų, užuot susikoncentravę į patirtą nesėkmę, geriau galvokime, ką turėčiau daryti kitaip, kad kitą kartą man pasisektų. Galime iššvaistyti begalę energijos ir laiko, dėmesio nuolat penėdami nesėkmę, stygių, skausmą, nuoskaudas. Tačiau galime pasirinkti dėmesio maitinti būtent tai, ką norėtume matyti klestant mūsų gyvenime – sveikatą, santykius, klestėjimą, sėkmę. Yra labai geras posakis. Ką pasėsi, tą ir pjausi. Juk pasodinus gilę neišaugs klevas. Taip ir su mintimis. Jei nuolat galvosime, kokie esame nevykę, kad čia ne man, kad reikia gimti po laimingą žvaigždę, jei nori, kad sektųsi, ar su tokiomis mintimis mes būsime sėkmingi? Tikrai ne. Geriau galvoti, kad man sekasi viskas, ko imuosi, kad sėkmė pakeliu į mano gyvenimą ir džiaugtis savo mažais pasiekimais. Būtent savo, ne kitų, nes jeigu mes nuolat lyginsime save su kitais, mes nepastebėsime į mūsų gyvenimą ateinančios sėkmės ir vėl susikoncentruosime ties nesėkme. Taigi geriau yra matyti savo mažą progresą ir stebėti būtent jį, nesidairyti į šalis, nes kartais gali atrodyti, kad niekas nesiseka. Čia yra labai puikia patarlė, kaip sakant, savo laimės esi kalvis pats. Tai būtent čia tas ir yra. Kaip jausiesi, kaip matysi, taip ir gyvensi.
Labai yra gražus pasakymas, kad mūsų protas yra tarsi sodas, o mintys sėklos. Ir ką mes pasėsime, tą ir išauginsime. Taigi, ką renkamės auginti savo sode, gėles ar piktžoles. Realybė yra kuriama tokia seka – mintis, žodis, veiksmas. Manau, visi sutiksite, kad viskas prasideda nuo minties. Pavyzdžiui, pagalvojate, kad norite ledų, tada sekat žodis, paprašote, kad kažkas jums nupirktų, arba veiksmas, einate į parduotuvę nusipirkti. Turiu labai puikų nutikimą, tokį, kuris įvyko dabar visai neseniai, čia gal prieš kokią, vienu žodžiu apie rugpjūčio 22-21 dieną. Važiavam su žmona ir su vaikais į Kauną, į Batutų vadinamą tą kambarį ir papramaugauti. Ir važiuodamas vairuoju ir į žmoną sakau, kažin kas turi nutikti, kad gaučiau krūvą pinigų. Ir ką jūs mano, nepraėjus net valandai laiko, aš gavau tą krūvą pinigų. Tik dabar papasakosiu kaip. Nuvažiavom mes į tą Batutų kambarį. Ten viskas tvarkoj, vaikai pradėjo užsimti tą veiklą, dėl kurios ir važiavom. Vienu žodžiu stovi kavos aparatas. Sakau, gal nori kavos? Į žmoną, sako, visai norėčiau. Paeinau ir taip gavosi, kad kava gal 70 centų kainavo, aš įmečiau eurą. Ir ką jūs manot? Gražos gavau gal eurą 40 ar 60 centų, bet centais po 10. Visą saują, nežinau, kas ten buvo pasidarė, ar užstrigę, ar kas, bet man turėjau tik 30 centų gražaus atiduoti, o gavau visą saują, ten, sakau, nežinau. Tai vat ir prisimeniau tą paleistą mintį važiuodamas, kad norėčiau gauti krūvą pinigų. Štai, prašau, krūvą pinigų. Neįvardinau kokios sumos, neįvardinau, bet gavau krūvą pinigų. Štai va tokia istorija. Tai va čia yra kaip ir įrodymas, kad gyvenime nėra nieko atsitiktinio. Mes patys kūrėme savo gyvenimą mintimis, žodžiais ir veiksmais. Kuo greičiau tai suvoksite ir pradėsite stebėti, ką mąstote, ką kalbate, juk net yra posakis, prisikalbėjau. Tuo greičiau jūsų gyvenimas keisis teigiamą linkme ir bus taip, kaip norite. Jei norite direktoriaus rangų, bet galvojate, kad jums nepavyks rasti stiprių verslo partnerių, kurie būtų lyderiais, tai taip ir bus. Jeigu jūs tiesiog jų nepastebėsite savo aplinkoje, kaip ir tos raudonos spalvos. Tarkime, nusprendžiate įsigyti automobilį. Apsprendžiate, kokios markės, spalvos, kokio modelio ir kurių metų norite. Intensyviai ieškote tokio, kuris atitiktų jūsų reikalavimus. Garantuoju, kad visur mieste pradėsite pastebėti būtent tokius automobilius, kokio norite jūs. O anksčiau atrodė, jų tiek net nebuvo. Taigi, ar pastebėsite lyderius aplink save, jei nusprendėte, kad pas jūs tokie žmonės į komandą neateis? Jūs tiesiog nematysite jų aplink save, nes jų net nesistengsite ieškoti. Stebėkite savo mintis, nes jos tampa žodžiais. Stebėkite savo žodžius, nes jie tampa veiksmais. Stebėkite savo veiksmus, nes jie tampa įpročiais. Stebėkite savo įpročius, nes tai tampa jūsų charakteriu. Stebėkite savo charakterį, nes jis tampa jūsų likimu. Taigi viskas prasideda nuo minties ir išsirutulioja į likimą. Per pastarąjį dešimtmetį mokslininkai įsitikino, kad visata yra nesuvokiamai švarios energijos forma, turinti sąmonę. Krikščionybėje tai vadinama Dievu, islamo pasaulyje Alachu, rytuose tiesa. Mokslininkai tai vadina fizikiniu vakuumu. Tačiau, kad ir kaip būtų vadinamas tas kažkas, tai tiesiog įvairios metaforos, įvairūs būdai kalbėti apie vieną ir tą patį. Šis visko egzistuojančio šaltinis, ši galia, vienijanti visus ir viską šiame pasaulyje, ir yra mūsų gyvenimo esmė.
Mūsų išmintingiems protėviams žiniams buvo žinoma, o dabar apie tai jau žino oficialusis mokslas, kad ši paslaptinga energija pasiduoda žmogaus ketinimų poveikiui. Tai yra mūsų lūkesčiai pradeda veikti kitas energinės sistemas ir išrikiuoja įvykius atitinkamai pagal mūsų lūkesčius. Vadinasi, tas pats pirminis visos būties šaltinis, ta pati galia, kuri kuria mūsų likimą, yra mumyse. Mes patys esame savo likimo kalviai. Autorius Nylas Donaldas Volšas savo knygose visatą tapatina su kopijavimo aparatu Xeroxu. Manau, tikrai nekartą teko naudotis kopijavimo aparatu ir visi puikiai žinome, kad įdėjus kopijuoti tekstą jis net spausdins mums paveikslėlių ir atvirkščiai. Taip ir gyvenime. Ko prašome, tą gauname. Galbūt esate jau skaitę arba girdėję pokalbį su Dievu apie norus, tačiau jis puikiai atspindi šios dienos temą, tad prisiminkime. Alio, sveiki. Ar galiu pakalbėti su Dievu? Sveiki, jungiu. Labas mano siela, aš atidžiai klausausi jūsų. Viešpatie, greitai ateis naujieji metai. Prašau tavęs, išpildyk mano norus. Žinoma, brangioji, viską, ko tik tai tu nori, bet pirmiausia, aš tave sujungsiu su jau įvykdytų norų skyriumi. Prašau tavęs suprasti, kokias klaidas padarei anksčiau. Gerai, laukiu. Sveiki. Ką norėtumėte sužinoti? Sveiki, mane pas jūs persiuntė viešpats ir pasakė, kad prieš pateikiant naujus norus, būtų labai gerai, kad aš išklausyčiau prieš tai buvusius. Suprantama, minutėlė, aš tai. Jūsų sielos norai visame gražume. Ar jūs klausotės? Taip, labai dėmesingai. Pradėsime nuo praeitų metų. Atsibodo šitas darbas. Atlikta. Darbas atsibodo. Vyras nekreipia dėmesio. Įvykdyta. Nekreipia. Oi, man nors šiek tiek pinigėlių. Atlikta. Duonai užtenka, bet batams niekaip. Draugės kvaišos. Įvykdyta. Man nors maža, bet kokį kambarėlį. Atlikta. Kambarėlis 10 aukšte po stogu, stogas kiauras, juk prašyte, bet kokį. Man nors bet kokią mašinėlę, gavote Zaporožietį, seniausių metų. Oi, bent trumpas, nors kur nors atostogas. Įvykdyta, pas pusseserę į sodą, jei kaip tik reikėjo darbo jėgos. Oi, nu kas čia dabar, niekas gėlių nepadovanos, įgyvendinta, nepadovanos. Tęsti? Čia gal dar metams skaitimų. Ne, viską supratau, sujunkite mane vėl su kūrėju. Viešpatie, aš viską supratau, aš pradėsiu stebėti kiekvieną savo mintį, netgi pačią menkiausią. Prašau tavęs tik vieno, siūsk man tik teigiamas mintis. Prašau tavęs, padėk man suprasti, kad tu visada man padedi ir pildai visus mano norus. O dabar aš noriu labai gerai pagalvoti, ar galiu paskambinti vėliau. Žinoma, brangioji, bet kuriuo metu. Taigi, savo prašymuose neverkšlenkite, kad pas jūs viskas blogai, nes Dievas gali pagalvoti, kad jūs dar nežinote, kas yra iš tikrųjų blogai. Pasakykite viešpačiui, kad pas jūs viskas gerai, tada jis pagalvos, brangioji, jūs turbūt nežinote, kas tai yra tikrai gerai. Taigi, moralas toks, kad visada norėkite tik geriausių. Ir dar vienas dalykas labai svarbus, kad šitas aparatas, Xeroxas, kaip ir visi suprantat, manau, kad aparatai jausmų neturi, tai jis neturi humoro jausmų. Ir kartais tikrai galime prisijokauti tai, ko visai nenorėjome. Manau, apgalvoję tikrai rastume gyvenime pavyzdžių, kada juokais kažką pasakėme ir tas išsipildė. Taigi, juokaukime atsakingai ir visada pagalvokime, o kas būtų, jeigu šis juokas išsipildytų. Taip kaip man su ta krūva kapeikų, pinigų. Taip. Kokią įtaką mūsų sėkmei turi mūsų kasdieninė kalba? Žodžiai mūsų gyvenime reiškia labai daug. Sunku įsivaizduoti bendravimą be žodžių. Ar kada susimąstėte,
kaip žodžiai veikia mus ir aplinkinius. Kiekvienas destruktyvus žodis, neigiamas žodis, kurį ištariame, išgirstame ar pamatome bent kokią trumpą sekundės dalį, kad net sąmoningai to negalime suvokti, dirgina mūsų centrą smegenyse, būtent streso centrą. Tuomet sunkiau priimti logiškus sprendimus, sunkiau bendrauti ir veikti. Buvo netgi atlikti tai patvirtinantys tyrimai. Bradfordo universiteto mokslininkai atliko eksperimentą. 189 suaugusiems savanoriams rodė naujienas, vaizduojančias žiaurias scenas, įskaitant ir 2001 rugsėjo 11 teroro aktus JAV. Po to mokslininkai apklausė eksperimento dalyvius, ieškodami potrauminio streso sindromo ir netiesioginio traumavimo požymių. Paaiškėjo, kad 22% eksperimento dalyvių matytos naujienos juos sujaudino taip, kad jų būsena tapo panaši į potrauminio streso sindromą, nors patys jie tuose traumuojančiuose įvykiuose nedalyvavo ir apie juos sužinojo tik iš socialinių medijų. Kuo daugiau neigiamų siužetų žmogus stebėjo, tuo stipriau buvo veikiama jo psichika. Tokia įtaka labiausiai paveikė ekstravertus. Kito JAV po rugsėjo 11 teroristinių aktų atlikto tyrimo išvada tokia pati. Siužeto apie teroristinius aktus stebėjimo per televizorių užtenka, kad kai kuriems žmonėms pasireikštų potrauminio streso sindromo simptomai. Nerimas dėl būsimų atakų, sumažėjęs pasitikėjimas savimi, šių simptomų pasireiškimo stiprumas irgi tiesiogiai priklauso nuo naujienų žiūrėjimo trukmės. Britų psichologas Grahamas Davisas, besispecializuojantis žiaurumo vaizdavimo medijos įtakos tyrime, taip pat pabrėžia, kad blogų naujienų gausa stiprina stresą, nerimą, depresiją ir netgi potrauminio streso sindromą. Kaip jis sako, kai matome naujienas apie smurtą ar mirtį, sustiprėja ir atrodo rimtesnės mūsų pačių baimės. Tokį nerimą sunku kontroliuoti ir jo žala didesnė. Be to, prastos naujienos daro įtaką ir mūsų pačių požiūrių į aplinkinį pasaulį. Nerimaudami ar nusiminę, mes pasąmoningai nusiteikėme nemaloniems įvykiams ir netgi į neutralius įvykius reaguojame kaip į negatyvius. Taip atsidurime užburtame rate. Taigi, pasistengime kuo daugiau stebėti pozityvių žinių, kuo daugiau įsileisti į savo gyvenimą pozityvo, žiūrėti motyvuojančius filmukus, kurie taip pat suteikia ir energijos, ir ryžto eiti tolyn. Taigi, manau, kaip supratote, visus neigiamai veikiančius žodžius, destruktyvius žodžius, blogas naujienas mes galėtume pavadinti nuodais, nes jie tikrąja to žodžio prasme mus nuodija. Atima mūsų energiją, daro mus pažeidžiamus. O štai atvirkščiai mus veikia pozityvūs, įkvepiantys, viltį dovanojantys žodžiai. Jie veikia motyvacinį mūsų smegenų centrą, padeda mums spręsti, komunikuoti, veikti, mokytis ir kurti. Be to turime daugiau energijos. Juk kai tave nuoširdžiai kas nors pageria, skrendi kaip ant sparnų, atrodo kalnus gali nuversti. Taigi pozityvūs žodžiai mums kaip vitaminai. Kaip pavyzdį galiu pasakoti neseniai perskaitytą eksperimentą su svogūnais. Lietuvė mergina nusipirko 3 svogūnus ir nusprendė su jais padaryti eksperimentą. Pirmajam svogūnui jinai kas rytą sakė teigiamus žodžius, gyrė, antrąjį nuolat peikė vien destruktyvūs neigiami žodžiai. Trečiajam nieko nesakė, paliko neutralų. Taigi po poros savaičių jinai nufotografavo ir akivaizdžiai matėsi skirtumas.
Svogūnas, kuris buvo giriamas, jo laiškai buvo žymiai daugiau paaugę, nei, tarkim, neutralaus. O tas, kuris buvo nuolat peikiamas, apskritai visiškai neišleido jokio daigelio. Galbūt būtų galima pagalvoti, kad tiesiog nepasisekė su tuo svogūnu, gal kažkoks blogas. Taigi jinai pratęsė eksperimentą ir tam svogūnui, kuriam buvo nuolat sakomi neigiami žodžiai, ji pradėjo sakyti gražius žodžius, kiekvieną rytą girti. Ir nepatikėsit, tas svogūnas pradėjo augti. Taigi tai yra įrodymas, kad ne tik žmonės, bet ir viską aplinkui neigiami žodžiai žlugdo ir tikrai nesuteikia, kaip sakyt, motyvacijos eiti į priekį ir siekti savo tikslų. Ir yra įdomus faktas. Mokslininkai vis dar ginčiasi, kiek pozityvių žodžių atsveria vieną negatyvų. Tai yra, kad vitaminai nustelbtų gautus nuodus. Kaip manote, kiek reikia žodžių vienam negatyviam žodžiui neutralizuoti? Parašykit skaičiukus. Liuks. Diena mano, kad 10, o kaip kitos galvojat? Čia turbūt iš 10-balį sistemų jūs jau renkatės. Aš tai galvoju kokį 2. Pažiūrėsim, ar teisingai galvoju. Taigi, vieni mokslininkai sako, kad vienam negatyviam žodžiui reikia 3 pozityvių. O, Kiti, beveik. Kiti, kad 5. O kai bendraujame su vaikais, vienam negatyviam žodžiui neutralizuoti reikia net 7 gerų žodžių. Buvau prieš metus viename labai įdomiame seminare apie kasdienės kalbos magiją. Ten viena dalyvė pasakojo savo istoriją, kad jos tėtis sirgo ir sveikata niekaip nesitaisė. Nepadėjo jokie vaistai. Tiksliai nepamenu, kuo jis sirgo. Taigi jinai sakė, kad nusprendė padaryti tokį eksperimentą. Griežtai uždraudė savo tėčiui kalbėti ir dejuoti, kokia jo bloga sveikata. Ir kaip jūs manot, po 3 savaičių jo sveikata pasitaisė. Tai dar vienas įrodymas, kad kaip žodžiai mus veikia. Taigi, norint būti sėkmingu, labai svarbu tai, ką kalbame. Ar džiaugiatės savo mažais pasiekimais, ar nuolat dejuojate, kad jums nesiseka. Niekas nieko neperka, klientai priekabūs, partneriai užsiregistruoja, bet nieko nedaro, sponsorius apskritai jokio dėmesio nerodo ir jokios pagalbos nesulauksi. Pabandykite keletą savaičių pakalbėti priešingai, kad jums puikiai sekasi, kad klientų daugėja, kad į komandą ateina veiklūs žmonės, lyderiai ir pažiūrėkite, kas iš to bus. Juk tai nieko nekainuoja. Žinokit, čia iš tikrųjų iš savo patirties galiu pasakyti, kad nėra taip labai jau paprasta tai padaryti. Į akis žiūrėti ir kalbėti gražiai yra vienas dalykas, bet jeigu už akių arba viduj mastote visai priešingai, tai jau yra kitas dalykas ir jisai tikrai nebus teigiamas. Iš tikrųjų labai sunku, nors ir žinom šias tiesas, bet gyvenime susidaro tokios situacijos, kurios tiesiog net nepagalvotai tu jas laužai. Ir būtent taip ir gaunasi tas toks gyvenimas, nėra jis toks, kaip čia pagal visas tiesas rožėm klotas. Taip, visur reikia įdėti darbo. Nieko nebūna
nieko nedarant. Bet aš manau, jeigu žmogus tenksis ir jisai šitus visus teigiamus bruožus, dalykus, įpročius keis, iš neigiamų į teigiamus, tai aš manau, po valiai, vieną po kito tikrai galima pagerinti savo gyvenimo kokybę, tikrai. Kai, kaip sakyt, kalbėsite pozityviai, būsite nusiteikęs pozityviai, tai ir pats jausitės geriau. Ir aplinkiniams tiesiog tas jūsų pozityvus nusiteikimas persiduos ir reikalai tikrai pasitaisys. Iš tikrųjų, mes gyvenime aplink mus supa žmonės, bet jie supa būtent tie žmonės, kuriuos mes patys prisitraukiam. Nėra taip, kad sutikai žmogų ir jisai tau gyvenime nereikštų nieko, nors visiškai mes jau, tarkim, nepažįstam. Bet vat gatvėje einant atkreipia dėmesį į veidą ir paprasčiausiai praėjai. Bet jis kažkuom yra naudingas mūsų gyvenime. Ir aš manau, kad tarkim, kiekvienas žmogus sutikęs, kaip pavyzdį duosiu dabar tokį, kad sutinku, pažįstamas. Sutinku ir jis yra, tarkim, kažkoks skūpus. Iš jo visų bruožų eina suprast, kad jis skūpus. Tai pirmiausiai dėl tokio dalyko čia duoda ženklą, kad reikia žiūrėti pas save viduj. Ir tikrai viduj, giliai kažkur tikrai atrasim būtent tą skūpumą pas save. Ir kada mes jį išsiugdysim ir mes jį išgyvendinsim iš savęs, mes, tarkim, to žmogaus skūpaus daugiau gyvenime nebesutiksim. Tai vat yra tokia gyvenime tiesa. Nes patys žmonės mes traukiam pagal save, pagal savo, tarkim, sutikau kažkokį, atstumiantį kažkokių bruožų žmogų. Tai reikia pirmiausia to bruožo žiūrėti pas save viduj, ieškoti ir jį išgyvendinti. Tai va tiek pradžiai. Taip, visada reikia, kaip sakyti, pradėti nuo savęs ir pažiūrėti pirmiausiai pas save. Jeigu jūs būsite, kaip sakyti, lyderis, žingeidus, tai savo gyvenimą ir pritrauksite tokius žmonės, kurie yra tokie kaip jūs. Ir yra, kaip sakyti, labai daug begalį mūsų kalboje vartojamų frazių, kurios pritraukia nesėkmes, skurdą į mūsų gyvenimą. Jos, kaip sakyti, yra pas mus tiesiog įaugę. Taigi, pavyzdžiui, lieku skolingas, tai pas mus yra, kaip sakyti, pritraukia skolas, nes, mes pats automatiškai pasakai, kad lieku skolingas. Tai reiškia, aš kažkam esu skolo. Tai tą ir pritraukia. Mes ir esam toliau kažkam už kažką skolo. Reikia taupyti. Tai simbolizuoja nepriteklių. Ir, kaip sakyti, mes pasiunčiame tiesiog žinutę, kad mums reikia taupyti. Nuolat. Tau ir te. Tu ir taupyti. Taip ir susiklostys viskas, kad tu turėsi taupyti. Nuolat taupyti. Kaip sakyti, taupau juodai dienai ir visą gyvenimą pragyvenu to juodoj dienoj. Va taip gaunasi. Negalim sau to leisti. Taip pat simbolizuoja nepriteklių. Čia dabar šitie visi panašiai kaip tam, kur pokalbis su Dievu buvo. Mintys paleistus. Mintys, čia galim sakyti, mes tokius kaip norus net nejausdami paleidžiam. Tarkim, būkim biedni, bet teisingi. Vėlgi tą pritraukia į mūsų gyvenimą biednumą, nepriteklių. Nes mes net neįsivaizduojam, kad galim, kaip sakyti, jei būsiu teisingas, tai jau negaliu būti turtingas. Negali būti, tai vat būtų. Bėda po vieną nevaikšto. Vėlgi taip gaunasi, kad prisitraukiam kažkokias nesėkmes į savo gyvenimą, nes tiesiog va taip paleidžiam tokią mintį. Daug juokiesi, ne prieš gerą. Tai mes kaip ir nusiteikėme, kad jeigu jau labai linksma, kad va kažkas po to bus negerai ir tiesiog jau gaunasi net nesąmoningai, kad mes jau to laukiam. Čia yra toks įsitikinimas, dabar čia per vieną radio stotį pokalbį sėjau, kad vienu žodžiu yra tas
posakis, kad jeigu per kelią perbėgo juoda katė, tai o tau ten kažkokia nutiks nelaimė tą dieną. Tai ta pašnekovė viena ir sako, o aš tą būtent posakį pakreipiau visai kitą pusę. Jeigu per kelią perbėgs juoda katė, tai man šiandien bus nuostabi diena. Nu ir ką jūs sako? Ir dingo tas baimės, streso jausmas. Dar vienas posakis. Negirk dienos be vakaro. Vėlgi nusiteikiam, kad, jeigu jau čia diena buvo gerai, tai kad vakare kažkas turi būtinai blogai nutikti. Taip mes, kaip sakyti, reiktų tokių vengti posakių ir juos eliminuoti iš savo kalbos, jei norime būti sėkmingi, laimingi. Čia tik tai keletas, kaip sakyti, frazių. Jų yra, tikrai manau, gausybė ir atrasti tikrai savo kalboje peržvelgia. Ir kaip aš, tarkim, jau minėjau, kad mes esam kiekvien savo laimės kalvis, tai, tarkim, toks kaip pavyzdys, kas yra mūsų gyvenimai, šiam pasaulyje vadinamam. Tai, tarkim, įsivaizduokit, aš manau, jau čia visi matė medaus korį, tarkim, taip? Kiek daug ten tų yra skylučių, kur stovi medus, taip? Tai jūs įsivaizduokit, kad kiekviena ta skylutė tai yra žmogus. Ir ten yra jo tas ratas, tas skylutė, ten yra jo būtent tas gyvenimas. Mūsų, tarkim, žmonių gyvenimai nepriklauso nuo kitų. Čia tik nuo mūsų pačių priklauso. Kiekvienas tas skylutė tai yra mūsų pasaulis. Taigi, ištarti netinkamą žodį užtrunka sekundę, o jo pasekmes mes galime jausti ilgus metus. Mūsų elgesys ir jo įtaka sėkmei. Manau, kad visi esame girdėję tokius posakius, kaip lazda turi du galus, niekas kitam duobės pats įkrisi. Abu šie posakiai atspindi nerašytą visatos dėsnį, kad veiksmas yra lygus atoveiksmiui. Jo nežinojimas mūsų nuo atsakomybės tikrai neatleidžia, kaip ir įstatymų nežinojimas mūsų irgi nuo atsakomybės neatleidžia. Tai čia yra lygiai tas pats. Ir manau, kad kiekvienas iš mūsų savo gyvenime pagalvoja tikrai rastume pavyzdžių, kaip netinkamas poelgis atsisuko prieš mus pačius. Taigi čia toks patarimas būtų, kad reikia elgtis taip, kad nebijotum gauti tuo kitu lazdos galu atgal. Ir visada elkitės taip, kaip norėtumėte, kad elgtųsi su jumis, nes viskas tikrai sugrįžta. Tikra tiesa. Ir dabar kaip teisingai suformuluoti savo norą ir tikslą. Matome čia tokį gražų paveikslėlį, jis man labai patiko, kad labai svarbu tas norų formulavimas. Jį reikia apibrėžti tiksliai, kad gautume tikrai tai, ko norime. Čia kaip su mano pinigų krūva, bet būtent dabar. Taip. Ir mergina stovi ir sako, kad noriu, kad manęs norėtų visi vaikinai, kad būčiau pati gražiausia ir geriausia. Ir štai jinai pavirsta BMW markės automobiliu. Manau, visi sutiksime, kad jinai tikrai ne to norėjo. Taigi, labai svarbu, kad mūsų noras būtų formuluojamas esamuoju laiku, nes praeities nėra, o ateitis kažkur dar toli, yra tik dabartis. Ir būtinai turi būti žodis be dalelytės ne, nes mūsų pasąmonė yra, kaip sakysiu, suformuota taip, kad jinai tą žodį, tą dalelytę ne tiesiog numeta. Kaip pavyzdį, kad vaikui sakome, tik neįlipk į balą ir jis būtinai įlips, nes jo pasąmonė tiesiog tą dalelytę nenumeti. Apie pasąmonę truputį, iš vis pasąmonė, tai mūsų, joje laikas neegzistuoja. Mes žmonės, tarkim, kad mums būtų gyventi lengviau būtų, mes patys tą laiką esam susikūrę, tas valandas, paras, mėnesį, metus, vienu žodžiu, o pasąmonė laiko nėra. Ir ta nedalelytė taip pat neegzistuoja. Būtent ir tą suformuluoti teisingą sakinį, tą būtent esamuoju laiku reikia. Nes nėra praeities, nėra ateities, yra tik dabartis, čia ir dabar. Ir kaip jau mano vyro pavyzdys byloja, turi būti
tikslas, noras, be jokių abstrakcijų, kad, kaip jis sakė, krūva pinigų, Kad būčiau paminėjęs milijonus eurų. didesnis atlyginimas, daugiau verslo partnerių ir panašiai, turi būti konkretūs skaičiai, kad aš uždirbu tiek ir tiek. Ten konkrečią sumą ir būtinai reikia dadėti valiutą. Viena seminarų, kuriame dalyvavau, dalyviai pasakojo, kad jinai, sako, aš formulavau, kad noriu, kad aš esu milijonierė. Bet jinai ar ne milijonierė, galbūt nesakė, kad aš gaunu milijoną, bet jinai nepasakė ko. Na, aišku, turbūt įsivaizdavo, kad eurų. Ir būdama seminare, išklausiusi, kaip reikia teisingai formuluoti, jinai sako, dabar supratau aš savo klaidą. Nes, tas sako, ir dabar supratau, kad tas mano noras, jisai išsipildė. Važiavo jinai į Rusiją, ten keitė į rublius ir tikrai jinai tą milijoną gavo. Tik tai, jinai turbūt... Ne tą valiutą gavo, kokios norėjo. Ne tą valiutą gavo, kokios norėjo. Ir būtinai reikia konkretizuoti, kad eurų, dolerių ar kažko. Ar, tarkim, 5 verslo partnerius, kurie būtų lyderiai. Ir dar labai svarbu, kad būtų apibrėžta laike konkreti data, kad, tarkim, aš uždirbu 5000 eurų iki, ten, tarkim, spalio 30 dienos. Kad, kaip sakyt, būtų, nes tas gali nusikelti toli, galbūt kažkada gyvenime senatvėje. Čia labai trumpą tokį pavyzdėlį duosiu irgi iš, toks kaip paprastas, sustinka du apie netoli 60 metų vyriškai, pažįstami seni, tik vienas pesimistas, o kitas toks optimistas. Vienas pozityvus, kitas vienu žodžiu pesimistas. Ir kalbasi, abudu jie be darbo ir sako, tas pesimistas, ai, nežinau, aš jau senas, manęs niekam nereikia, niekur, sako, aš jau netinku ir darbų greičiausiai nerasiu. O kitas sako, aš kad ir metuose vyras, bet sako, aš turiu savo patirties, savo žinių ir aš manau, sako, kad tikrai esu kažkam reikalingas. Tikrai. Ir ką jūs manot, nepraėjus ten kažkokiam ilgam laikotarpiui, tas, kuris teigiamai pasakė, kad jo žinios kažkam reikalingos, susitiko kažkokį senai pažįstamą seną, kuris jam pasiūlė pažįstamo draugo firmų įsidarbinti. Ir taip gavo darbą plus su geru atlyginimu. O šitas taip ir liko niekam nereikalingas ir netikės, kaip pasakyti. Tai vat, ką reiškia mūsų paleisti žodžiai. Ne vien paleisti žodžiai, bet ir tas nusiteikimas labai svarbu, mintys. Taigi, užsirašykime tikslus, kad žinotume, ko siekti ir kad žinotume, kaip sakyti, turėtume aišku kelią ir šviesą tunelio gale, matytume, kur mes einame. Užrašytos mintys geriau veikia, greičiau. Taigi, ačiū uždėmesį, kad šią gražią dieną nepatingėjote ir prisijungėte. Todėl ilgai dabar jau daugiau nebekankinsim. Gero, gražaus, malonaus savaitgalio. Galbūt dar turite kažkokių klausimų? Iki. Iki gero, gražaus savaitgalio.